Šiandien keliamės į vieną turtingiausių regionų pasaulyje, jei ne patį turtingiausią Persijos įlankos šalis, konkrečiai Jungtinius Arabų Emiratus. Naftos rezervai ten yra 6 pagal dydį pasaulyje. Ar ten įmanomas kitas verslas be naftos ir ar ten reikalingi lietuviai? Su mumis yra Andrius Volinets, bendrovės Palami pardavimų vadovas. Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Taip pat prie mūsų tiesiogiai iš Kairo prisijungia Dainius Junevičius, ambasadorius Egipte ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai ambasadoriau, nuo jūsų ir pradėkim. Pagrindinis klausimas, ar Jungtiniuose Arabų Emiratuose įmanomas kitas verslas be naftos, ką aš ir minėjau? Manau, kad nafta dabar jau net nebėra pagrindinis Jungtinių Arabų Emiratų verslas. Tikrai ne iš naftos gaunama daugiausiai, sukuriama, ne naftos versle sukuriama daugiausiai BVP. Ir logistika, ir turizmas yra svarbus ekonomikos sektoriai, taip kad tikrai galima ir kitose srityse veikti. Žiūrėkit, pavyzdžiui, Jungtiniai Arabų Emiratai importuoja prekių už $250 milijardų paskutiniu metu. Tai suprantama, kad mūsų poreikiai dideli ir juos tenkinant mes taip pat galime kažką padaryti. O tiesa, šiuo metu mūsų eksportas į Jungtinius Arabų Emiratus sudaro tik 20 milijonų eurų. Tai yra, sakyčiau, 10 promilės visų Jungtinių Arabų Emiratų poreikių. Ką lietuviai gali ten eksportuoti? Kas yra tie daiktai? Ar tai yra maisto produktai, halal produktai? Šiuo metu maisto produktų mūsų prekybos statistikoje nėra. Ten yra tokios, sakyčiau, šiuolaikinės aukštesnių technologijų reikalaujantys komponentai. Eksportuojam tiesa ir medieno šiek tiek, ir meslino, grūdų mišinių, bet tai yra tokios ir pagrindinės 4 produktų sritys. Technologijos išties. Ir ponas Volinets, jūsų bendrovė Palami, jūs gaminate šviesos diodų lauko ekranus Dubajui. Tai kas yra mieste, kuris labai mėgsta pasigirti tokiais dalykais, viskas, kas šviečia. Kaip jūs ten patekote? Šiaip labai įdomi istorija. Visų pirma, norėjau padėkoti, kad pakvietėt mane į šitą laidą. Nedažnai būnu televizijoje, tai jeigu atims man žadą, tai rodysiu rankom. Mes patekom labai įdomiai. Mes pradžioje pradėjom plėtrą į Vakarų Europą, į parodą atvykom Vokietijoje ir parodos metu Vokietijoje gavom tiek daug užklausų iš artimųjų rytų, kad iškart persifokusavom savo verslą į tą kryptį ir praktiškai jau metus, gal nedaugiau, dirbam ne vien su tą, bet pagrindinė mūsų rinka yra tenais. Jūs taip pat susipažinote su Dubajaus šeicho broliais. Kokia čia istorija? Čia paprasta istorija, tiesiog bet kuriuo atveju, kaip darai verslo plėtrą, vaikštai po susitikimus, yra tokie, aš sakyčiau, 2 keliai. Vienas tai eini iš apačios, kaip randi klientus bendrus kontaktus, skambini, sutinki ir ten eini laiptelis aukščiau. Kitas variantas, kaip būni tam tikrose ratuose, susipažįsi su skirtingais žmonėm, prašai rekomendacijų ir tokių aplinkinių kelių jie tave dar rekomenduoja, taip galima sakyti, iki svarbių žmonių, decision makerių. Tarp kitko, aš šitą kelią susipažinimo pradėjau nuo Lietuvos. Lietuvoje susipažinau su žmonėm, kurie susipažino mane su daug kitais žmonėms, su dar svarbesniais ir ten per Vokietiją, galiausiai vėl į Jungtinių Arabų Emiratus ir taip. Ar tos pažintys su svarbiais asmenim, šeicho broliais, yra svarbios darant verslą? Ar be jų įmanoma ką nors padaryti Arabų Emiratus? Taip, tikrai įmanoma ir nereikia bijoti. Kažkodėl lietuviai jau senai savo pardavė idėją, kad reikia skristi ten turizmo klausimais. Aš sakyčiau, jau reiktų ne tik tai dalyvauti kaip stebėtojams, bet kaip ir dalyviams to viso milžiniško progreso. Geriausia, aišku, ten labiausiai susiduria su 2. Vienas darbas per partnerius, kai surandi rimtus partnerius, kurie ten tave atstovauja ir platina. Ir jie tave supažindina su rinka, jau jie būna senai tenai. O kitas atvejis, kaip atidarinėti savo verslą. Tada labai svarbu turėti gerą rėmėją, kuris turėtų ne tik tai svarbių ryšių, bet jam būtų įdomus tavo produktas ir jis tau atidarinėtų duris. Ir
čia, manau, vienas iš svarbiausių. Jis save rekomenduotų, ar ne? Ponas Junevičiau, dar grįžkime prie jūsų. Kultūriniai skirtumai tarp Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emiratų. Ar jie yra tokie dideli, kad reikia specialiai mokytis, daryti verslą ten? Kultūriniai skirtumai be abejonės yra labai dideli. Yra visai kita kultūra, visai kitas tikėjimas, kitos tradicijos, istorija, bet jie nėra tokie reikšmingi. Taip sakyčiau, kad būtų didelis barjeras mūsiškiams, europiečiams, krikščioniškos civilizacijos atstovams daryti verslą. Žiūrėkit, netgi paprastas dalykas, svarbus netgi, kurį norėčiau pabrėžti, tai Jungtinių Arabų Emiratai korupcijos suvokimo indeksai yra 25 vietoje, gerokai aukščiau už Lietuvą. Kitas dalykas, sakysim, labai daug su verslu susijusių dalykų yra perkelta į elektroninę erdvę. Labai moderniška šalis, turėčiau pasakyti, tai šiuolaikiška ir pažangi. Ponas Volynec, ar jūs susidūrėte su tais kultūriniais skirtumais ir ką jums labiausiai reikėjo išmokti, pradėjus daryti verslą Arabų Emyratuose? Pirmoji eilėje klausytis, kas sakoma tarp eilučių. Ir ten yra toks priežodis, kad reikia klausyti ne tai, ką tau pasakė, bet tai, ko tau nepasakė. Ir jeigu elementarus pavyzdys ten, geriausia, kai jūs jau pardavėt kokį nors keisą ir jūs jo pavyzdžių galite atsekti visą grandinę. Kaip tik jūs turite jau vieną savo sėkmės pavyzdį, jūs suprantat, kad pokalbis turi eiti tą linkme ir jeigu jisai kažko tai nepasakė, tai vadinasi, jam galbūt netaip patiko. Jie yra labai mandagūs žmonės, jie vengia sakyti ne ir tai kartais labai trukdo mūsų mentaliteto arba mūsų tradicinio verslo suvokimų žmonėms, nes išsiunti pasiūlymą, pakalbį, atrodo viskas nuostabu, bet staiga pradeda nekelti ragelių, nieko tau nesakyti, nebendrauti. Ponas Junevičiau, kokias klaidas dažniausiai daro lietuvių verslininkai, kitų šalių verslininkai, bandydami ateiti į tą, tikrai, kaip jūs sakote, modernę ir svarbę šiais laikais rinką? Labai sunkus klausimas, aš negalvojau apie tai. Bet čia galėčiau pasakyti, kad vienas dalykas, kurį paminėjo kolega studijoje, tai kad partneris yra reikalingas, bet jis reikalingas ne tik tai dėl to, kad padėtų į tą verslą daryti, bet tiesiog yra administraciškai nustatyta, kad importuoti prekes į Jungtinius Arabų Emiratus gali tik tai Emiratuose registruota firma, o jinai turi būti joje daugiau kaip 50% akcijų turi turėti vietinis gyventojas. Tai čia yra vienas toksai svarbus momentas. Tiesa, gali būti įkuriama ir užsienį veikiančios firmos padalinys. Tai tada jisai gali būti jau neprivalo būti vietinio Emiratų piliečio įmonė. Kitas dalykas, ponas Junevičiau, kalbant apie, pavyzdžiui, Jungtinių Arabų Emiratus, Dubajus labai smarkiai nukentėjo per ekonominę krizę, ar jis taip pat yra jautrus kitiems ekonomikos vyravimams ateityje? Niekas nėra izoliuotas ir be abejonės, kad visa aplinka veikia. Tačiau Dubajus labai yra protingai valdomas, kūriamas, kaip sakiau, remiasi jau tikrai ne tik tai vien naftos verslu ir moderniom technologijom. Dubajus tapęs yra didžiulių logistikos centrų, sakoma, tokie vartai ir į Aziją, ir į Pietryčių Aziją, ir Afriką, į Indiją tame taip pat. Taip. Ponas Junevičiau, ačiū labai, įdomu jūsų klausytis, dėja mūsų laikas jau baigėsi, tai Dainius Junevičius, ambasadorius Egipte ir Jungtiniams Arabų Emiratams, tiesiog iš Egipto, taip pat su mumis studijoje buvo Andrius Volynec, bendrovės Palami pardavimų vadovas, bendrovės, kuri pardavinėja lauko ekranus.